Pagavėnių gyventoja Aida tikrai nesuklysime pavadinę 100 darbę. Be oficialaus darbo moteris rūpinasi gausiu namų ūkiu. Daugelį metų dirbo kušerę, o naktimis Aida pasislepia levandomis kvepiančiame mažame namelyje. Meilė trapių alyvinių žiedelių gėlėms paskatino ją įkurti nuosavame kieme vietinių moterų susibūrimo vietą – levandų namelį, kuriame moteris užmiršta kasdienius rūpesčius, darydamos rankdarbius. Aida teigia, kad levandas net sapnuoja, o jai nėra didesnio malonumo, nei dovanoti visiems pačios rankomis sukurtą, levandomis kvepiantį grožį. Tas meilės levandom, jinai iš kažkur atsiranda, bet baisiausia, kad niekur nedingsta. Nuo šitos ligos išsigydyti neįmanoma. Tai irgi neįmanoma papasakos žodžiais. Levandom, jom nėra aukso vidurio, kad, sakykime, kaip čia įstreikia, kai kiti žmonės sako, vat šitas gaminys iš levandų man patinka, šitas nelabai, tas irgi nelabai, o šitas jau geras. Nes jas arba myli nuo iki, pradedant nuo kepinių iki pagalvių, iki viso jų kvapo, kuris tik begalėtų būti, arba jos tau visai nepatinka. Jos negali nepatikti man, kaip man, pavyzdžiui. Daugiausia aš jas gal sapnuoju. Nes tiesiog mėgi naktį ir tu sapnuoji, ką tu atsikėlęs ryte, ką tu darysi, kadangi nei ryte, nei dieną laiko, aišku, nėra, nes yra darbas, yra ūkis, yra ir šiaip, valdiškas darbas yra. Tai tada viskas lieka giliam vakaro arba nakčiai, ypač vasaros naktim, kai prasideda krepšių rišimai visokie, kai žolynai visi sužaliuoja. O tada, kiek jau tenka numiegoti truputį, tada vėl sapnuoji, ką darysi kitą naktį. Tai tiesiog tai gimsta. Tai visi, kurie pas mane apsilanko, visi gauna dovanų. Kažkur tai važiuoju, kažkam prisireikia, draugam kažkam padovanoti. Į visas pusės jos yra dalinamos, kad skleistų nuostabų savo kvapą. Man yra keista, kai žmonės sako, kaip tu spėjai, aš nieko nespėju. Jeigu darbas yra mielas, tai net nekyla klausimas, kaip tu spėjai, kada tu spėjai. Tiesiog, viskas eina savaime. Nereikia net nieko planuoti, nieko daryti. Viskas galvoj, viskas mintys ir tu viską spėjai, nes viskas yra įdomu. Tu visur leki su didelė meilė, su džiaugsmu ir nėra nei valandų, nei jokio plano nėra. Visas tas gyvenimas yra kaip vienas didžiulis nuotykis, kvepiantis levandomis. Walk with me, tell me a story, let it all out.